Sveiki visi. Šiandien mūsų tema Kaune yra laisvė nuo kritikos. Ir taip pat tai yra susijęs su proto ramybė ir vidiniu to tokiu džiaugsmu, kuris ir ateina iš to, kai mes vidinį žvilgsnį nukreipiam į save, analizės ir kritikos, ir turim ramų protą. Tai va, šiandien kritika. Pagrindinė mūsų ašis paskaitos. Paskaita radio klausytojams, televizijos žiūrovams ir tiesioginiams žiūrovams, sakysiu, remiasi daugiausia ajurvedos mokslu, tai yra seniausias medicinos ir sveiko gyvenimo mokslas aprašytas žmonijos rašytiniuose šaltiniuose. Daugiau kaip prieš 5000 metų dauguma traktatų užrašyta ir po šiai dienai naudojami Indijoje ir daugumai kitų valstybių kaip efektyvi alternatyvios medicinos ir sveiko gyvensenos būdo tokia sistema. Taip pat šitos paskaitos pagrindas yra daktaro Tursunovo paskaitos. Daktaro Tursunovo paskaitas galit, kas suprantat rusiškai, visas rasti nemokamai, paklausyti ir pažiūrėti jo puslapį tursunov.ru. tą puslapį rasit ir mano puslapį nuorodą, skyrelį draugai. Mano puslapis esu jums LT. Jeigu kas netyčia dar nežino. Tai va, tam puslapį esu jums LT. Rasit visų mano paskaitų įrašus paskutinių. Ten keletos mėnesių, tai kam patiks šitą paskaitą ir norėsis kitokiom temom ten pasidomėti. Yra streso valdymas, taip pat susijęs su kritika, yra temos susijusios su darbu, karjera, santykiais, vyrų, moterų santykiai, šeiminiai santykiai, vaikų auklėjimas, dienos režimas, sveikata, grožis. Įvairių ten temų rasit, tai kam įdomu, galėsit pasižiūrėti. Ir rasit knygas, taip pat skyrelis knygas. Tai va. Tai labai kviečiu, kas suprantat rusų kalbą, apsilankyti Tursunovo puslapį tursunov.ru ir ten rasit labai daug audio ir video jo medžiagos. Tiesiog galėsit žiūrėti, klausyti, parsisiųsti. Tai pradedam. Kritika. Gal dažniausiai taip atrodo, kad lietuviai labai mėgsta visus kritikuoti. Oi, radio klausytojai nieko negirdi. Sveiki, radio klausytojai, mes esam Kaune, mūsų tema kritika. Tai va, tai gali susidaryti įspūdis, kad lietuviai labai mėgsta kritikuoti vieni kitus. Bet tai paplitę visam pasauliu, tiesiog kaip dažniausiai mes mėgstam savus supulti. Tai va, kritika, jinai yra toksai senovės Vedos sanskrito traktatuose, ajurvedos moksle, daktaro Tursunovo, netgi daugumos psichologinių tyrimų, tai yra įvardinama kaip pats žalingiausias psichologiškai dalykas, kuris sukelia greičiausią degradaciją vertybių ir psichikos. Ką to turime galvoti? Kad kritika tai yra greičiausias kelias į psichologinę ir vertybinę degradaciją. Iš pradžių gali pasirodyti keista, bet šiandien tai truputį paanalizuosim, nes tai tampa labai svarbu. Nes kritika gali tapti daugelio nuopuolių šaltinių. Įdomiausia, kad kritika dažniausiai stipriai atsiliepia mūsų visam augimui, ypač bet kokiai meditatyviniai, dvasiniai ar panašiai praktikai. Jeigu mes stipriai sukritikuojam žmogų, kuris kažkokioj sistemoje yra nemažai pasiekęs ir, pavyzdžiui, tuo metu metęs, puolęs ar degradavęs ir panašiai. Gal iš pradžių dar reikėtų apibrėžti, kas yra kritika, o kas nėra kritika. Tai kritika nebūtinai turi būti išsakyta žodžiais, tai lygiai tas pats, jeigu mes mintyse kažką pykstam, baram, apšaukiam, kritikuojam, blogai vertinam, teisiam. Tai irgi turi taip pat galią, energetinę, nes mūsų mintis nebūtinai turi būti išreikštos žodžiais. Kas jau esat dalyvavę mano panašiuose paskaitose, tai atsimenat šitą mano labai dažnai kartojamą pavyzdį, kad jeigu jau moksliškai žiūrint, tai mintis yra maži žaibukai tarp smegenų ląstelių, ten tarp neuronų atitinkamų atšakėlių, tokie maži žaibukai, nes tie tarpeliai yra mikro dydžių, bet kai labai gerai jos prisitraukia, jie atrodo milžiniški ir mūsų mintis tai yra elektriniai impulsai sklindantis smegenyse, būtent tų žaibukų tarp ląstelių pavidalu. Kiekvieną elektros impulsą ir iškrovą galima matuoti.
Šiuolaikinė aparatūra, jautrios antenos, įvairūs skaneriai gali idealiai nuskanuoti tą lauką. Ir mokslininkai pagal tuos laukus jau moka atsekti iki žodžių lygio, ką jūs galvojate. Tai reiškia, ten Japonijoje ir panašiai, panašiose valstybėse jau praktiškai daromi eksperimentiniai tyrimai, žmogui paduodamas lapas su daugybė žodžių ir sakoma, nu, atskaityk, ką nori iš to lapo ten ir panašiai. Jis pasižiūri čia, žiūri žodis katė, ir užduotis tokia, kad tu turi perskaityti ir sakyti tą žodį. Tiesiog iš karto skaitydamas jį sakyti. Ir kompiuteris visada žmogų aplinkia. Užrašo jau tą žodį, kurį tu nori pasakyti. Nes kad kažką pasakyti ar padaryti, pavyzdžiui, jeigu aš noriu ištiesti ranką ir kažką paimti, aš pirmiausia turiu tai čia sugalvoti. Tai savaime autopiloto nieks nevyksta. Aš turiu duoti kažkokį impulsą organizmui šitam išoriniai veiklai. Tai va, lygiai taip pat mintis. Tai yra veikla, vidinė veikla, pati svarbiausia žmogaus gyvenime. Ir jinai gali būti niekaip neišreikšta, nei veiksmais, nei žodžiais, bet ji vis tiek išlieka veikla. Nes ten tai, oho, kokius žaibų žemėlapius susidarė iš milijardo žaibukų. Vis reiškia kažkokią konkrečią mintį, žodį ar skiemenį, garsą. Ir tai galima skanuoti. Skanuoti, žodžiu, susekti ir panašiai. Tai greitų laikų bus tos reklamos. Eini pro skydą ir jos skanuoja tave, žiūri, ką tu ten mėgsti, ko nemėgsti. Ir tau rodo tavo didžiausią silpnybę. Pienišką šokoladą. Ir tu eini galvoji, bračiui, nu reikia nusipirkti. Primena tau. Na, aš jau greitai dar tikrai nebus, nes tą technologiją reikia išdirbti, ištobulinti iki tokio aukšto lygio. Ir manau, žmonės vis tiek padarys kokį referendumą ir uždraus tokius dalykus, nes jau. Bet technologija juda link tos pusės. Tai va, mintys yra materialius. Tai yra konkreti materija, tai yra elektros impulsai, iškrovos. Ir aplink kiekvieną žaibuką ar kažkokią elektros tekantį laidą visada yra susiformuoja laukas, atitinkamas elektromagnetinis laukas. Ta lauką galima taip pat nufotografuoti, matuoti, skanuoti įvairiausiam, ten Kriliano fotografijom, auros nuotraukom ir panašiai. Mūsų organizmas, kiekviena ląstelė skleidžia savo kažkokį laukelį, nes mes turime, kaip Žemė turi savo elektromagnetinį lauką, kuris sukinėja kompaso rodyklės, taip ir mes turim lauką. Ir todėl labai svarbu, ką galvoja. Dėl to optimistai pagal daugumą tyrimų ir gyvena ilgiau. Nes jie savo optimistinę mintim ir kitokią pasaulėžiūrą kitaip įtakoja savo sveikatą, ląstelėse esantį vandenį, jo molekulinę struktūrą ir taip toliau. Pasirodo, mūsų minčių skleidžiamas laukas netgi veikia vandens molekulės kažkiek. Labai švelniai keičia kampą tarp vandenilio atomų ir deguonies. Ir kintant šiek tiek tam kampui, vanduo keičia savo elektromagnetinės, elektros laidumą ir visas kitas savybes, nuo ko ir priklauso. Ar jis tampa kenkiantis mūsų sveikatai ir apskritai visai savijautai, ar kaip tik skatinantis, padedantis. Tai va. Tai kritika priskiriama yra prie neigiamų minčių, kai mokslininkai skanuoja mintis ir sudaro įvairias diagramas. Kritika yra priskiriama prie neigiamų minčių, kurios būtent tą mūsų vandenį, sveikatą ir grožį mažina. Tai va, kas nori būti ten gražus, sveiki ir taip toliau. Pagrindinis dalykas šitam gyvenime yra kuo mažiau kritikuoti, pykti ant kitų, pavydėti, teisti kitus, ten išskirtinai vertinti ir taip toliau. Nes nuo to tiesiogiai priklauso būtent kokie bus rezultatai, kiek mes kritikuojam ir vertinam kitus. Kritika, jinai pirmiausia įtakoja mūsų veiksmo atoveiksmio dėsnį. Lygiai kaip visatoje egzistuoja trečias Niutono dėsnis, tai yra, kad veiksmas lygu atoveiksmui, bet jis galioja ne tik materialiam pasaulyje iš energijos požiūrio žiūrint. Jis lygiai taip galioja ir visose matėse erdvėse, ir mūsų minčių lygyje, žodžiu, ir subtilios energetikos lygyje. Ne tik grubios materijos lygyje, visose matėse erdvėse, kurias ten mokslininkai matricomis skaičiuoja, kai matrica daugina iš matricos, ten visokios matės erdvės yra, jas jau daug metų matematiniam formuliam skaičiuoja matematikai. Tai va, tose matės erdvėse ir egzistuoja visa ezoterika, kitaip sakant, intuicija,
Ten egzistuoja mūsų veiksmo, atoveiksmo, visas tas dėsnis, minčių, visa įtaka ir taip toliau. Tai kai mes kažką kritikuojam, pirmiausia, už tai visada gaunam atoveiksmį. Nesvarbu, kad mes nieko nepadarėm. Pavyzdžiui, mintyse, ką nors nutesiam, eini gatvės, kaip čia šitas apsirengęs, kur čia reklama, kas čia šitą rudą ne vietoj padėjo, kaip čia priparkuota mašina ir taip toliau. Ir dažniausiai to užsiimam didžiąją dalį dienos. Nueinam į darbą, vertinam, kas kaip atrodo, kas kaip apsirengęs, kas ką kam pasakė. Apkalbos tai praktiškai ta pati kritika. Nes jeigu žmogus nedalyvauja gyvai toj kompanijoje, geriau apie jį nekalbėti. Nes jeigu žmogus nedalyvauja ir mes apie jį kalbam, galim skaudesnių atgalinių reakcijų susilaukti. Tai va, kritika sukelia atoveiksmį. Iš to ir kilo visa bėda, kad kritika turi atoveiksmį. Jisai yra gan tiesioginis. Įtakoja kiekvienam žmogui skirtingus lygius. Jeigu žmogus mėgsta daug kažką kritikuoti, vertinti ar teisti, jam gali vienas dalykas vystytis įvairios ligos, lėtinės ir ne tik kauptis, nes jeigu mes kažką kritikuojam, tai kritika pati savaime neatsiranda, reiškia, mes turim kažko nemėgti, pykti ir panašiai. Ką rodo šiuolaikiniai įdomesni tyrimai, kad pyktis ir neapykanta bei pavydas labai skatina vėžines ląsteles. Jeigu žmogus sugeba sėkmingai pykti ant visų, jis stiprina vėžines ląsteles. Joms tai patinka. Ne tik vėžines ląsteles, įvairius auglius taip pat ir panašius daiktus. Tai va, Vedose patariama, kad vengti apskritai kritikos bet kokio žmogaus atžvilgiu. Nesvarbu, jis jūs nervuoja ar ne, jis jums artimas, nepatinka, nepatinka. Visiškai neišeis sustabdyti minčių ir nieko negalvoti, bet sąmoningai kiek galim, ir ypač pasitaikius progai, žmogaus nekritikuojant. Labai tai galioja šeiminiuose santykiuose. Ten toks galingas atoveiksmis eina, nes veiksmo atoveiksmio dėsnis šeimoje labai stipriai veikia. Gerokai stipriau negu kolektyve ar kažkur už šeimos ribų, už namo ribų. Jeigu žmona viešai, arba draugė sugyventinė, viešai išorėje, kažkur visuomenėje, draugų būrelyje, kažkokiam susitikime, kritikuoja arba teisia savo vyrą, sako, maniškis tai ten toks, arba šioks ir anoks. Ir jis nieko nesugeba, jisai beviltiškai iš jo kažką tikėtis, eina labai stiprios atgalinės reakcijos. Po kurio laiko jinai dažniausiai moteris net nesupranta, kodėl mažiau traukia prie to vyro, kodėl mažiau norisi jį mylėti, kodėl neapsinori su meilė jam ruošti maisto ir panašiai. Labai stiprios reakcijos eina. Ir jeigu moteris dažnai viešai kritikuoja savo vyrą, jinai gali tiesioginė to žodžio prasme vien tokių, tarsi ir lengvabūdiškų elgesių, nieko blogo nesitikėdama, labai greit palaidoti šeimą. Išskirtinis atvejis, jeigu abudu užsiema kažkokią dvasinę, meditatyvinę ar panašią praktiką kasdien, bent po kažkiek laiko ir tai yra kasdienė praktika, reiškia, jie kasdien bent giliau pamedituoja ar kažką kito praktikuoja, tada žmogaus psichika ir mintis valosi. Valosi tos sankaupos ir galima išvengti reakcijų. Bet čia tai liečia tik tuos, kas turi kasdienę praktiką. O tai jau ne tokia didelė dalis visuomenės, gal tik keli procentai. Apskritai, pavyzdžiui, žmonės, kurie žiūri, klauso arba vaikšto į tokias paskaitas, visuomeniai pagal tyrimus jų yra apie 3 procentai plius minus. Reiškia labai maža dalis. Domisi alternatyva ir patys eina, kažką daro. Nes tai, ką jūs darot dabar, Vedose yra įvardinama labai svarbių veiksmų, tai reiškia laiko aukojimų. Nes yra 3 dalykai, kurių negali išvengti, netgi sakoma, šventas žmogus arba labai jau aukšto lygio koksai nors jogas, pasiekęs labai aukštus sąmonės ir fizinių galimybių lygius, jis neišvengs degradacijos, jeigu jis nedaro 3 dalykų gyvenime. Reiškia, jeigu pas jį gyvenime nėra maldos arba kažkokios gilios meditatyvinės praktikos, jeigu pas jį gyvenime nėra askezės ir aukojimo.
Mes dažniausiai aukojimą suprantam kaip pinigų davimą kažkam. O tai yra pats žemiausio lygio aukojimas, Ir dažnai netgi atnešantis žalą mums. Nes jeigu mes duodam kokiam benamiui, kuris tuos pinigus prageria, o prageręs dar nosį kam nors sulaužo geros nuotaikos būdamas, pusę reakcijų už tai, kiek jis degradavo išgėręs, ir dar pusę skausmo ir visų kitų žodžių atoveiksmio dėsnis, pusę to viso, kas buvo pridirbta, sanskritų, kitaip sakant, karmos, eina mums. Įsivaizduojat? Jūs pafinansavote ten kokias muštynės, pusė eina jums. Arba kažkokį alkoholizmą, tiesiog alkoholizmą, rūkimą ar panašiai, tai naudos žmonėms neduoda. Tai va, reikia labai atsargiai aukoti pinigus. Bet žymiai aukštesnio lygio paaukojimai tai yra laiko aukojimas, šypsenos, pagalbos aukojimas, pastangų aukojimas, intelekto aukojimas laikomas jau iš vis labai aukštų lygių. Reiškia, kai žmogus viskuo, ką turi geriausia viduj, tiesiog visą laiką, kiek gali, stengiasi, kai tik yra proga, tiem, kas moka priimti, padėti, perduoda savo žinias, patarimus, kitaip sakant, pagalba intelektų, tai irgi skaitoma labai aukštas lygis. Ir toliau jau ten eina atitinkami lygiai, kol galų gale daeinam iki tikrų dvasinių mokytojų, kurie žmonės tempia iš įvairiausių problemų, būtent savo pagalbą, patarimais, praktikom. Netgi asmeniškai turiu vieną kolegą, kuris niekaip negalėjo išlipti iš narkomanijos. Ir tai buvo narkomanija ne 1, ne 2 metus. Ir kasdienis vartojimas narkotinių medžiagų. Priedo dar ir ne tik vartojimas, bet ir platinimas, auginimas, stambiu mastu. Ir jis puikiai tai suprato, kur jis yra, kaip jis degradavęs, ir viską norėjo mesti, nutraukti, ir ne kartą, ne 2, ne 10 bandė su visom savo psichiniam pajėgom, bet žmogus, kai jau yra giliai į kažką panašaus įtrauktas, į alkoholizmą, narkomaniją, arba prisirišimą kažkokį begalinį prie kažkokio žmogaus ir panašiai, tai jam tiesiog nuo to atsitraukti savo jėgom dažniausiai yra neįmanoma, nes jo energetika ir psichika, valia yra per žemam lygiai. Ir tas žmogus ilgai domėjosi, praktikavo įvairias praktikas, žiūrinėjo, kaip čia mesti visą šitą reikalą. Kol galų gale kažkoks vienuolis jam nepasakė, sako, kol tu nepriimsi tikro dvasinio mokytojo, guru, iniciacijos, kol jis nepriims tave mokiniu, nes jeigu įvyksta tikra iniciacija, tai yra kaip santuoka, lygiai tas pats. Mokytojas prisiima pusę tavo karmas. Tau iškart palengvės, plus jis tau duos patarimus, vedimą, kaip iš viso to išeiti. Dar įkvėps tave dvasiškai, suteiks tau valios savo jėgos per savo galingų akių žvilgsnį. Sako, čia vienintelis šansas, kaip tau pabėgti. Ir jis tai pabandė. Jis nuoširdžiai susirado tikrą guru, tikrą dvasinį mokytoją. Ir praėjo išbandymus, pusę metų kartojo pranajama mantrą. Žodžiu, būna duodamas vediniai kultūrai bandomasis laikotarpis, jisai kartoja tą mantrą, laikėsi 4 reguliuojančių principų ir po pusės metų buvo inicijuotas į mokymus. Ir nuo tos dienos metė narkotikus, kai inicijavo. Metė narkotikus, apsigyveno ten vienuolyne, panašiai. Ir jau dabar daugybę metų nevartoja, ne vienos dienos, niekur nebuvo grįžęs atgal. Ir kas svarbiausia, kitus traukė iš to. Jau pats tapo vedliu, ant kiek žmogus pasikeitė. Ir asmeniškai jis yra irgi vienas iš mano įkvėpėjų, mokytojų. Tai, tiesiog, kai išgirsti tokias istorijos, galvoju, čia taip iš tikrųjų buvo, sakom, tau ką nuotraukas parodyti. Vieną video pamačiau, jo. Aš irgi ne šventasis, kažkada senais laikais, beveik 10 metų atgal, irgi pavartodavau alkoholio su kompanija ir kokią cigaretę surūkydavau ir mėsą valgiau, taip sakant. Ir todėl neturiu jokios teisės, pavyzdžiui, kritikuoti dabar taip besielgiančių žmonių. Mes kiekvienas gyvenimo, jeigu einam savo kelią, turim pereiti atitinkamus išbandymus, tik kai kuriems pavyksta padaryti išvadas ar kažkokius dėsningumus susiekti ir turėti pakankamai valios kažką keisti. Kitiem to truputį trūksta ir reikia kažkokio vedimo, reikia knygų, kaip ir man reikėjo, daktaro Tursunovo knygos Laimingo gyvenimo dėsniai labai padėjo. Dar kartą reklamuoju. Yra mano puslapį nemokamai patalpintos, parsisiųskit, skaitykit, draugams atspausdinkit, duokit. Galit, Anantara, toksai ajurvedinis lektorius, važinėja po visą Lietuvą,
veducentras.lt dažniausiai talpinamos jo paskaitos. Jisai dažniausiai turi tas knygas normaliam tokiam knygos formate paskaitose pardavinėja. Ir ne tik jo, bet ir kitų įdomių dvasinių mokytojų. Tai va. Tai tokia mūsų įžanga į visą kritikos pasaulį. Gal kam nors, kol aš dariau visą šitą tokį pristatymą kritikos ir kaip ten viskas veikia, kilo jau koks nors klausimas ar neaiškumas, kurį galim iškart vietoj pasiaiškinti ir važiuoti toliau. O gali, pavyzdžiui, kai žmogus ten būna jau tam tokiam lygiai, ten narkomanija ir taip toliau, tai ar gali jį ištraukti kokie nors reabilitacijos centrai ar ten kažkas panašaus? Labai geras klausimas. Šiandien kaip tik tuo klausimu girdėjau sėkmingo žmogaus šitoje srityje, to pačio daktaro Tarasinovo komentarą. Jisai įvardino 2 dalykus, kurie gali ištraukti iš rimtos narkomanijos. Tai yra veiksmingiausias, tai aišku, dvasinis mokytojas ir kasdienė dvasinė praktika. Reiškia, tu ne tik turi gauti iniciaciją ir susirasti tikrą guru. Tikras guru tai reiškia tas, kuris turėjo dvasinį mokytoją, kurio mokytojas turėjo dvasinį mokytoją ir taip toliau. Ir jūs bent kelis tūkstančius metų atgal galite sekti tą mokytojų mokinių seką. Sanskrito seniausia kalba, tai vadinama parampara. Tai reiškia param. Reiškia, mokinių mokytojų seka yra. Param. Ir jūs galite, kadangi ta seka yra tūkstančius metų atgal, jūs galite imti ir tada pažiūrėti, ką ta parampara realiai nuveikė. Ar jį davė rezultatų, ką pasiekė tie mokiniai, ar jie ten kažkokius darė dalykus, ką jie įkūrė, ką jie nuveikė, ar jie kažką išgydė ir taip toliau. Žodžiu, analizuoti rezultatus. Nes bent jau Vedos įvardina, yra labai kvaila kažką sužinoti ir to patikėti. Tai yra vadinama fanatizmu arba dogmatizmu. Tai va, vienas dalykas, kaip galima vengti stiprių susirgymų, gydytis nuo jų, tai yra dvasinis mokytojas ir kasdienė sadhana, dienos režimas ir dvasinė praktika. Reiškia, kuo anksčiau keltis ir tuo ankstyvų paros metu medituoti. Taip kaip jums priimtina jūsų, ar tai religijoje, arba jeigu esate ateistas, tai tiesiog galima praktikuoti tą mantrą, kuri yra ant mano kortelį užrašyta, aš linkiu visiems laimės. Puiki mantra, tinkanti bet kokiems žmonėms, nenukreipta į jokią religiją. Tiesiog nukreipta į vidinį minčių valymą, irgi puikiai veikia. Tik su viena sąlyga, bet kuri praktika gerai veikia tik tada, jeigu jūs tai darot su nuoširdumu ir tikėjimu. Reiškia, jūs tikit arba žinot, kad tai veikia, nes esat matę ant kitų draugų ar pažįstamų, kad tai suveikia. Ir jūs tai darot nuoširdžiai, jaučiat kažkokius pokyčius. Ir daryti nuoširdžiai iš pradžių yra labai sunku, reikia prisiversti, kaip aš čia kitiems linkėsiu laimės, reikia savo, taigi aš geras, prie ko čia kiti. Tai nėra lengva. Bet su laiku, būtent taip ir įvardinama, kiekviena tikra praktikose Vedose yra apibrėžta. Tikra praktika yra ta, kuri iš pradžių yra tarsi karti kaip nuodai ir tik su laiku tampa saldi kaip medus, kaip nektaras. Ir dienos režimas ir visa sadhana, bhakti jogos visas metodas, džapa meditacija, pirmus porą mėnesių man buvo tikrai labai sunku. Tai nebuvo lengva keltis anksti, ten medituoti po porą valandų, nes aš buvau biški dogmatikas ir fanatikas, ko jums nepatariu. Tai reiškia, viską pradėjau daryti iškart maksimaliai, praktiškai rekomenduojamų maksimalių lygių, kurį būtų galima ten, pavyzdžiui, per metus 2, 3, 5 ar 10 pasiekti. Tai reiškia, keltis ten 3, 4, kasdien medituoti, tada atsikėlus po porą valandų, prieš tai maudyti šaltam duše, paskui kasdien skaityti ten bent jau kažkiek vedinės literatūros, klausyti audio paskaitų gerų mokytojų ir taip toliau, žodžiu. Ir aš pradėjau tai gan stipriai daryti. Gerai, kad bent jau prieš tai buvau vegetaras, bet jau 5 metus, dar į tarpą ir žaliavalgis, tai nebuvo visai organizmui šokas. Bet užteko ir to šoko. Ir tik 3, 4, dabar jau 5, 6 mėnuo eina, dabar jau jaučiu tokį ir didelį įkvėpimą, ir norą tai daryti, ir jau lengva keltis praktiškai, ir pati meditacija jau dažnai teikia tokį giluminį malonumą. Žodžiu, tas skonis po biškį prasideda ir jis po truputėlį stiprėja. Kitaip sakant, tai yra procesas. Nieko nėra nemokama. Visur reikia įdėti darbo. O keitimas savęs yra įvardinama, tai yra sunkiausias darbas. Pavyzdžiui, kritikos atsisakymas irgi yra pats sunkiausias darbas. Mes galim žinot, kad reikia kitų nekritikuoti, bet lengvai to nesisakysim. Tai dabar atsakant į klausimą, pirmas dalykas tai dvasinis mokytojas ir kasdienė praktika ir laikymasis jo nurodymų.
labai efektyvu, jeigu per jagį jūs priimat iniciaciją, jums iškart gyvenimas palengvėja, tada gaunat šansą įsitvirtinti toje kažkurioje praktikoje ir kai jūs joje įsitvirtinat, galit pakeisti savo gyvenimą. Antras metodas, kaip gydytis stipriai į alkoholizmą ar narkomaniją panirusius žmonės, yra visiškai izoliacija. Reiškia, žinot, kai tos būna klinikos, kur ten visokios išblaivinimo ir panašiai. Reiškia, jį reikia uždaryti kokiam 2, 3, 5 mėnesiam, nes tai minimum turi būti bent 21 diena, kad jis negautų nei pauostyti, nei išgerti alkoholio ar narkotikų, kad jam jau gintų tokia idėja, kad aš galiu be to gyventi. O geriausia bent porą mėnesių. Ir tuo metu jis turi ne tik, kad net to negauti, bet turi pas jį būtinai, jam turi duotas aukštesnis skonis. Reiškia, arba kažkokį super duper hobį turi susirasti, kuris jam labiau patiktų, pavyzdžiui, užgerimą ar svaiginimas. Dažniausiai tai būna kažkokia gili, ar tai meditacinė praktika, ar kažkokį žmogus atranda savo neatrastą talentą. Sėdi ten uždarytas, pradeda piešti, groti ir pažiūri, kad jam tai patinka, kur dainas ir groti ir paskui tampa pasaulinė nežinybė. Tokių nemažai yra buvę atvejų. Tai va, žmogus turi atrasti, kuo tai pakeisti psichikoje. Nes visi dalykai, su kuo mes kovojam, gyvenime stiprėja. Mes galim galvoti, aš čia per valią mesiu šito ir šito, nebedarysiu to. Kurį laiką jo? Kaip dažniausiai, pavyzdžiui, būna. Žmonės laikosi kokios dietos, ten porą mėnesių tik tais agurkai ir agurkai. Ten visas organizmas tampa vandeningas, viskas ten išplaukia, išsivalo, tame tarpe ir geros medžiagos. Ir paskui žmogus galvoja, viskas, rytoj jau baigėsi tie 2 mėnesiai pagal ten tą metodą. Aš dabar grįšiu ant normalaus maisto. Ir jis, kai grįžta, 5 kart daugiau valgo ir žiūri dar po 2 mėnesių, kad suma sumarum, nes jo tikslas buvo numesti svorio ir panašiai, jis turi 3 kilogramais daugiau. Nors nesvarbu, kad po tų 2 mėnesių badavimo turėjo ten 20 kilogramų mažiau. Bet kai pažiūrim ilgam laikotarpį metų gale, jis turi daugiau. Žodžiu, tas metodas nieko jam gero nedavė. Jis tik tyčiojasi iš savęs ir dar nervuoja daug aplinkinių. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu kažką darai ir tuo erzini kitus, tai vėlgi nėra labai gerai. Reikia išmokti viską daryti taip švelniai, taip paprastai ir taip nelendant kitiem į akis, kad kuo mažiau erzintume ir nervuotume kitų žmonių. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jūs sužinot, kad gerai yra vegetarizmas, parėjot namie ir darot reformą šaldytuve. Ten dešra. Į šiukšlinę, kumpis, į šiukšlinę. Ne, tiesiog kitam žmogui tik sukelsit pyktį. Patys tapkit vegetarais, bet to niekada nekiškit kitiems. Niekada nekiškit kitiems. Ir kai jūsų po kurio laiko pasistaisys nuotaika ir sveikata, kiti žmonės patys pradės natūraliai klausinėti. Žmonėm aiškinti reikia tik tada, kai jie nori išgirsti. Kai jie paklausia, kai jie domisi, tada papasakokit. Papasakokit truputį, taip nieko nekišdami. Aš čia pabandžiau vegetarizmą, visai nieko, man patinka, nežinau. Kiti sako, kad mirsiu, ten hemoglobinas bus žemas, bet man kaip tik pasitaisė, pakilo, nežinau, čia man. Va čia knygučių tokių yra įdomių, gali paskaityti, jeigu nori, va čia daktaras, ten toks novas daug ką rašo, va. Jisai vegetaras daugybė, bet tai žodžiu, jeigu čia tau įdomu, gerai, einu. Nekiškit žmogui. Nes kai kiša, dažniausiai jūs daro didelę žalą jam. Nes jis gal to dalykų natūraliai po kurio laiko susidomėtų ir labai greit įvestų į savo gyvenimą. Bet būtent jūsų atmetimas labai tai sustabdo. Tai reiškia, jūsų tas kišimas ilgam laikui arba net visam gyvenimui atmuša nuo to. Nes jam neigiama asociacija, smegenyse susikuria neigiama asociacija. Nes kai jūs kažką pušinat psichologiškai žmogui, jam ten blogi dalykai vyksta. Tai va, kritika tai yra maksimalus pušinimas. Tai va, atsakiau į klausimą, izoliacija. Izoliacija. Tai reiškia, kokią kliniką uždaryti ilgam ir pabandyti padėti jam atrasti kažkokį pašaukimą, o dar geriau kažkokią meditacinę ar dvasinę praktiką. Nes jis per tą porą mėnesių ar net pusmetį uždarytas ten, jeigu pradės rimtai praktikuoti, jis su laiku pajaus malonumą, kaifą nuo to, jis pajaus, kad gali kažkaip po to gerai visą dieną jaustis. Pati meditacija dažnai bus askezė, nes reikia susikaupti, reikia koncentruotis, reikia ten, pavyzdžiui, kokią mantrą kartot vis tą patį per tą patį. Protas nuolat kiša šakalius į ratus, kiek galima jau tai girdėjau, bet protas ramiai, tu toliau medituoji. Žodžiu, tai dažniausiai meditacija nėra kažkoks, kaip žmonės įsivaizduoja, kad ten turi skraidyti ir panašiai. Čia ne meditacija. O jeigu kišo kokius nors tai vaizdus, tarkim, tą žmogų, tai meldiesi, tai normalu, ar ne? Ta prasme, medituojant ateina vaizdai? Jo. Jeigu tai normali meditacija, reiškia, satviška, tai reiškia dorybingai, jūs geroj nuotaikoje medituojat, ant nieko nesupykęs,
per daug neįsižeidęs, tiesiog vat, medituoti ir ateina kažkokie vaizdai, verta juos įsiminti ir užsirašyti. Pavyzdžiui, ką sapno metu mato, tai Vedos sako konkrečiai, tai dažniausiai būna nežinojimas, smegenų ten tiesiog blaškymasis atitinkamuose zonose. Nu, kitaip sakant, į sapnus per daug dėmesio nereikėtų kreipti. Bet į vaizdinius, kurie ateina sąmoningos meditacijos metu, galima atsižvelgti. Galima atsižvelgti tiesiog, kur nors susirašyti, jo žinot, nes yra žmonių, kurie gali su laiku joms jūs paaiškinti, ką tai galėtų simbolizuoti. Ir pačiam įdomu po 20 metų atsiversti, nes tada jie visą laiką neišliks tokie pat, jie keisis, arba jų visai neliks, atsiras kiti, arba atsiras tik jausmas ar dar kažkas. Kiekvienas žmogus beje yra unikalus meditacija, tai irgi reikia žinoti. Tai va, kritika yra irgi meditacija, tai yra meditavimas į kito žmogaus blogybės. Kai mes medituojame į kito žmogaus blogybės, jas gaunam. Čia irgi veiksmo to veiksmo dėsnis. Kai jūs kažką kritikuojat ar teisėt, pavyzdžiui, to žmogaus kažkokia bloga savybė, jūs praktiškai energetiškai tą, ką žmogus pridirbo blogo su ta bloga savybė, prisimat savo, įsivaizduojat? Ant kokią gerą paslaugą jam darot, jūs nuimat nuo jo, uždedat ant save. Dėl to galit pastebėti, kai kažką pakritikuojat, pateisėt ar pabambat ant kokios valdžios ar panašiai, nėra čia smegenyse toks geras jausmas, toks, neatsiranda šviežumas, lengvumas, noras eiti apkabinti kaimynus, visus išbučiuoti ir taip toliau. Kažkoks, čia reikia kovoti už šitą gyvenimą, dar kažkaip neatsiranda geri jausmai. Nes būtent, kai mes kažką kritikuojame, teisiame, prisijimame to žmogaus blogybę vos ne savo. Ne 100%, bet, prasme, imam save. Tai, kaip čia pasakyti, žiūrint jau iš tokios matematinės pusės, pats kvailiausias veiksmas, kuris gali būti mūsų atžvilgiu. Nes mes ir turim pas save kiekvienas 1002 problemas, arba 1008, įvairiausias, tiek psichinės, tiek mentalinės, tiek stereotipinės ir panašiai. Dar mes iš kitų susirinkinėjam patį didžiausią jų mėšlą, kuris šviečia iš tolo netgi, tai šviečia ant tiek, kad net jūs puolat kritikuoti. Kam jums to reikia? Jums to nereikia. Sakoma, kaip pavyzdžiui lengvai galima atpažinti šventą asmenybę. Kad iškart kiekvienam naujam sutiktam žmoguje mato šviesiasias pusės. Ten gali būti koks alkoholikas, vagis, ar ne? Bet šventas žmogus sutinka, jisai iškart mato, kad jis yra alkoholikas, vagis, bet jis į tai nesikoncentruoja, beveik to nepastebi. Bet iškart žiūri, kas gero. Ir kiekvienas žmogus turi bent vieną, arba 2, 3, 4, 5 geras savybės ar bruožus, ko iš jo galima pasimokyti. Netgi šventam žmogui. Todėl šventas žmogus visada žiūri pagarbiai kiekvieną žmogų, bet kurį bomžą gatvėj, ir iš jo mokosi. Nes pavyzdžiui, iš bomžo galim pasimokyti asketizmą, jisai gali po tiltų miegoti, ant soliuko, gali ten prie šalčio, prie lietaus ir panašiai. Ir jaustis, ne tai, kad komfortabiliai, bet jis tokį asketizmo lygį pasiekęs. Tai nėra abejingumas, nes tau vis tiek, tau šalta, tau skauda. Askezis. Svarbus labai dalykas. Tai va. Ta reikėtų mums visiems žinoti, kad kai kritikuojam kitą, mes periminėm tas savybės. Tai nėra gerai. Tai yra labai labai blogai. Labai svarbu yra pripažinti, kad tiesa ir teisingumas nėra mūsų pusėje. Nes mes visi labai gerai apie save galvojam. Galvojam, aš tai teisus, aš tai centre, aš tai viską žinau. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsit, pavyzdžiui, imkit paprastą pavyzdį, imkit save prieš 5 metus. Pažiūrėkit, kaip jūs elgiatės, kaip jūs gyvenat, ką jūs galvojate apie gyvenimą. Ir iš tos pozicijos pažiūrėkit, ką aš galvoju iš dabartinio savo žvilgsnio apie save tokį. Daugumą pasakysit, geras žmogus buvau, bet, jo, toks biški nerazumnas, nedasivystęs, ar ten ne viską žinojau, ar ten biški paklydęs, ar dar kažkaip sukritikuosit save. Lygiai tas pats įvyks, jeigu į save dabartiniai, šiandienoj, žiūrėsit po 5 metų iš ateities. Reiškia, mesgi nuolat keičiamės, kai kurie žmonės į blogą. Bet tie žmonės, kurie eina į paskaitas, jie dažniausiai keičiasi į gerą, čia jau vienareikšmiškai. Nes jie daro tą didelę auką, aukoja laiką. Nes, vis tiek, yra ką namie veikti, yra Facebookas, yra kompiuteris, yra skalbimo mašina, yra ten indai neplauti, yra draugai, tas, anas.
Yra ką veikti šitam gyvenime, visokių kvailų dalykų, pradedant nuo televizijos, baigiant ten spoksojimų į praeivius. Ar šiaip apkalbėjimų, ką kaimynai nuveikė su kitais kaimynais, ar ten kas ką nusipirko. Ir kas įvardinama, pavyzdžiui, Vedose, netgi kritika subtiliam lygiai skaitosi tokia, kur žmogus sako netgi visiškai tiesą, bet tai yra tuščia kalba. Tai irgi labai yra didelis energetinis švaistymasis. Reiškia, kai mes susitinkam ir šnekam, tokioj parduotuvėj ten tas, taip, tiek. Jūs tiesą sakot, kiek kainuoja, kur ko yra, ten malat, paskui. Tas politikas padarė tą, tas žvaigždė nusipirko tą, tas pardavė tą, tas įsiskyrė su tuo. Jau ten įva tokia ir anokia, ten mango taip ir anaip. Ir paskui visus kitus vaisius vardinat. Šitus. Žodžiu sakyti ezoterinius. Ne ezoterinius vaisius, o šiltų kraštų. Visas kitas grupės ir veikėjus. Tai duoda didelę žalą žmogaus smegenim. Nes apie tai, ką šnekate, tai, ką medituojat, kalba tai irgi yra meditacija, tai eina jūsų pasąmonė, jūs periminėt tų žmonių lauką. O ten ta kompanija, jūs tikrai nenorėtumėt su jais draugauti. Ką jie veikia iš užkulisių ir kaip jie gyvena, dauguma, ne visi, bet dauguma pop ir visų kitų žvaigždžių, jie veda tokį įdomų gyvenimo būdą, kurio mums turbūt nereikėtų periminėti, nes rezultatai, ką rodo, nemažai jų miršta nuo eilinio perdozavimo, depresijos, dar nuo ko nors. Kiti šiaip savo gyvenimo galą puola į didelės depresijas, nes šlovė ir pinigai tai yra didžiausi išbandymai. Aukščiausias išbandymas yra šlovė, garbė, kai žmogų pradeda ten labai žinoti, atpažinti, garbinti. Tai yra stipriausias išbandymas, kurį gali žmogus gauti šitam gyvenime. Daugumai psichika pačiučia, tai čia žmogus pasikeičia. Pradeda kitaip į kitus žiūrėti, save kitaip vertinti ir panašiai, kas nėra gerai. Kas iš tikrųjų yra blogiausia. Pinigai irgi toks pats sunkus išbandymas. Dar būna išbandymai sunkumais, nelaimėmis. Bet juos, kaip nebūtų keista, yra lengviau pernešti, negu išbandymą dideliais pinigais. O išbandymas šlovė yra jau pats. Rimčiausias. Kritika. Gerai, važiuojam tada toliau. Yra labai geras pratimas patariamas, arba būdas, ko mums galima užsiminėti šitam gyvenime. Kai mums tik kyla toks nesumaldomas noras kažką kritikuoti ar panašiai, geriausia yra visada laukti kritikos savo atžvilgiu. Kasdien nuolat tikėtis kritikos savo atžvilgiu. Nes čia taip pat reikia kalbėti, kaip reikia priimti kritiką. Mes dažniausiai jos nemokam priimti. Mus kas nors kritikuoja ir mes mus kas nors gyria, mes taip, gal iš tikrųjų taip ir yra, jo, aš tokia tam. Tai yra požymis, jeigu taip, kai mus gyria, yra kažkokios pagyros ir mes taip, gerai jaučiamės, jėga, tai yra požymis, kad mes esam aistros gūnai. Tai yra atitinkama energetinė būsena, atitinkamas energetinis lygis, kuriame yra apie kokie ten 90 keli procentai visų žemės gyventojų, kas nėra palanku nei mūsų sveikatai, nei psichikai, nes aistros gūna niekada neveda ilgam laikotarpį nei prie kažko gero tiek santykių sferoje, tiek ten karjeros, savirealizacijos. Ta prasme, aistros gūna nėra ta, kuri duoda ilgalaikę laimę. Trumpą mažą pasitenkinimą gali duoti. Jis dažniausiai kinko žmogų į darbą, į veiklą, į pinigus, tai reiškia, žmogus nebemato kitos gyvenimo prasmės, jis dirba, uždirba, nusiperka staigiai kažkokį blizgantį naują daiktą. Ir porą dienų pakaifuoja, koks fainas šaldytuvas, kaip atsidaro, čia kaip užsidaro, pats užsidaro, eik tu savo, žiūrėk ekranas ant šaldytuvo, eik tu savo, gali tiesiogiai maksimą iš pieno susisakyti, tą, kurį namus atvežė. Ir taip toliau, visokia šizofrenija. Bet kiek jis kaifuoja? Dieną, dvi ir paskui visą tai mažėja, arba kaip naują mašiną nusiperka. Pirmą savaitės, eik tu savo. Paskui žiūri, išeini kažkas su raktu įbrėžęs kokį šoną, jau nebe toks kaifas, jau pyktis ir panašiai. Ir taip mažėja ir jau po pusmečio galvoju, būtų neblogai kita. Nebeteikia daiktas pasitenkinimo. Tas aistros būna trumpalaikis pasitenkinimas. Trumpalaikis ir niekada ilgalaikis. Dorybės gūnoje, jau toje aukštesniai, dažniausiai iš pradžių nebūna pasitenkinimo pačioj pradžiai, nes bet kuri rimta dorybinga praktika pradžioj yra tokia diskomforto zona.
Bet paskui jinai tampa saldus kaip medus. Ir tas stiprėja, tęsiasi. Nu, jeigu jūs to nemetate, tai ir stiprina praktiką. Tai didėja, plečiasi, jūs tampa vis lengviau, įdomiau gyventi, vis gražiau. Tai va, tai yra, kaip pasakyti, kelias toks labai įdomus. Tai va. Tai kai mes kritikuojam kitus žmonės ir ieškom juose minusų, tai dažniausiai yra aistros gūnai. Nes jinai, šita energija tokia turi idėją, kad nu tu tai geras. Tai kaip mūsų psichika mąsto. Jeigu aš geras, ir su manim nutiko kažkas nors blogo, arba man kažkas nepatinka, ir aš geras, nu, tai logiškai kitas yra blogas. Kitokios išeities nėra. Dabar kas vyksta, kai jūs visą laiką tikitės kritikos savo atžvilgiu. Ir jeigu jūs tai darot nuoširdžiai ir nedirbtinai, tai nėra taip, kad jūs tapsit depresuotas, arba kaip kai kurie psichologai spekuliuoja, kad labai blogai yra save kritikuoti, nes jūs tapsit toks, kažkoks nepilnavertis. Kaip tik, jeigu žmogus pradeda nukreipia analizę žvilgsnį į save ir pradeda stebėti, kas man svarbu šitam gyvenime, pradeda žiūrėti savo elgesį ir jeigu turi kažkokią didesnį pastabumą, kurį duoda šiaip dažniausiai koncentracijos praktikos, įvairios meditatyvinės praktikos. Mano atveju šiuo metu aš džepa meditaciją praktikuoju ir man tai labai kaip niekad gyvenime suteikia gilų tokį savęs pastabumą, kas šiaip iš tikrųjų gąsdina, nes anksčiau galvoju, kad tu geras žmogus, gyveni ir tu geras žmogus, o dabar matai, kiek daug mėšlo viduje. Nes kasdien prigauni save po kokį 50 kartų, kai kažką jau taip, tikrai kritikuoji, sakai mintyse ar galvoji, ko tikrai nereikėtų daryti ir kas neturi jokios prasmės, absoliučiai. Aš tikrai toks esu, čiagi toks fainas žmogus, toks pažengęs, o aš tiek randu prie ko prikibti. Vietoj to, kad būčiau kaip bitė, kuris džiaugiasi jo, medus! Aš ne, vis tiek, gerai, medus, bet pakuotė medaus kažkokią etiketę, nežinau. Kame idėja, net prie švento žmogaus norėdami mes rasim prie ko prikibti. Mūsų protas taip padarytas, kad ras prie ko prikibti. Nesvarbu, kad jo energetika yra šviesmečių toliau nuo mūsų. Mes vis tiek rasim prie ko prikibti. Čia yra aistros gūnos požymis. Dorybės gūno jau ne, žmogus tikrai iš karto atpažįsta švento žmogų ir iš karto pas jį yra ir pagarba, ir meilė jam jau pasireiškia viskas kitaip. Tai yra požymis, kad žmogus jau šiek tiek aukščiau. Kai sugeba atpažinti ir įvertinti dvasingumą ir šiaip aukštus, kūrybingus, gražius dalykus gyvenime. Kai supranta grožį tikrąją tą žodžio prasme. Gyvenimo grožį. Tai va, tas pratimas, kai kasdien laukti kritikos savo atžvilgiu. Ir kai jūs jos susilauksit, kadangi jūs jos laukiat, tai nesukels jums viduje tokio, žinot, kai jūs kas nors pakritikuoja, ne, čia jau netiesa, nieka iš... Arba jeigu ten koks vyresnis ar svarbesnis žmogus, jūs to išoriai neparodot, bet viduje galvot, ką tu čia durnelį išmanai ir taip toliau, atmetat, kritikuojat, blokuojatės. Nes mes dažniausiai nemokam priimti kritikos. O kritiką reiktų priimti. Kaip reiktų priimti? Reiktų pirmiausia tikėtis jo savo atžvilgiu ir tada jūs kaip gausit, jums tai sukels irgi nemalonumą viduje ir tokį pasipriešinimą, bet jis bus visai kitokio pobūdžio. Jis prilyginamas tam nemalonumui, kaip pavyzdžiui sportininkai, jie sportuoja ten kokie kultūristai, kelnoja štangas, bet pažiūrėkit, jūs nueikit kaip jie kelnoja. Jiems sunku, jie patiria įtampos skausmą, bet jie taip su malonumu čia daro, nes jiems taip malonu, jie žino, kad tai geras skausmas, kad tai ugdo jos, jie žino. Ir jie patiria kaifą nuo to, natūraliai. Ar kaip mergaitės ten lanko kokį ten teatrą arba šokio studiją, baletą ir jos ten daro visokius špagatus panašiai, joms skauda. Bet jie žino, kad čia viskas gerai, čia mes tampomės, čia taip toliau, paskui bus gerai, paskui gausiu lygį ir panašiai. Tai čia va lygiai tas pats, kai žmogus žino, kad žmogui yra būtina, kad jį nuolat kas nors pakritikuotų, kad mes neužmigtume ant savo laurų ir kai tu tikėsi tos kritikos, ją nuoširdžiai priimi, įvertini. O kaip įvertinti kritiką? Net jeigu jūs paskutinis alkoholikas kritikuoja, degradavęs žmogus, jūs turit galvoti, kad jeigu jūs mane kritikuojate, tai energetiškai vyksta ne šiaip savo. Ir man reiktų į tai įsiklausyti. Kaip į tai galime įsiklausyti? Vienintelio atveju, jeigu jūs pripažįstat, kad toj srity, kurioje jūs kritikuoja, jis yra jūsų guru, mokytojas. Vat, kai tik jūs kažkas kritikuoja, jūs iškart mintyse galit net nusilenkt, kas jau neturi didelio ego, žinai, ir sakyti,
taip, tu mano mokytojas, visa kita, gerai, gerai, kad tu čia ir šauki, bet ką tu to nori pasakyti, kad aš šitoj srity nesusitvarkau, o dabar pažiūrėkime, o gal aš rimtai nesusitvarkau, ta prasme, jūs tada visai kitaip priimsit. Kai tą, kuris kritikuoja, mintyse jam nusilenksit ir pripažinsit savo mokytojų, ekspertų toj srity. Pavyzdžiui, jūs kritikuoja, kad ko tu vėl nesusiplovei kojinių, ir jūs pripažįstat, lenkitės tam žmogui, tas žmogus yra ekspertas švarume ir kojinių srity. Tai man dabar reikia įsiklausyti. Na, aš taip banaliai, bet ta prasme. Taip, gerai, ką sako kojinių ekspertai? Šie tikrai sako, kad jeigu kojinės jau pastatai ir stovi kampe, tai nėra gerai. Gali užsiveist gyvūnėliai. Tvarka, gyvūnėliai. Paskui reiks skust plaukus ten, kad juos išgyvendint, maudytis visokiuose aliejus. Gal rimtai reikia pradėti tas kojines plauti. Ir panašiai žmogus, kai jis supranta, kai jis pripažįsta tą, kuris kritikuoja, kad jis gali jį kritikuoti, nors jis iš tikrųjų tas žmogus gali būti žymiai žemesniam tiek socialiniam, tiek dvasiniam, tiek visose kitose lygiuose. Bet taip energetiškai padaryta. Jeigu mus kažkas kritikuoja, manas giliai pas mus kažkas yra juodo ten širdyje. Ir tam žmogui jo to veiksmo dėsnis užkirbina tai. Žodžiu, per psichinius kanalus tavo kitą žmogų, tai kažkas, jis nesupranta, kas nervuoja ir jis kritikuoja jūs. Ir todėl jūs turi žinot, visada, kai jums kažkas sako, jūs kritikuoja, arba kai jūs kritikuoja, tai reiškia, jų kažkas sunervuojo kitame žmoguje juodo, arba jumise kažkas yra. Todėl, kai kritikuoja, reikia priimti kaip mokytoją, galit nusilenkti mintyse, net dar paskui aukštesnis lygis padėkoti ir jūs, kai lankstysitės, dėkosit, ten galvosit, ką jis sako, jums nekils joks pyktis, pasipriešinas ir paskui galėsit efektyviai tai priimti. Nes pasirodo, kame bebūtų, kas įdomiausia, didžioji daly kritikos visada yra sveikos logikos grūdas ir tiesos grūdas. Galbūt ne visa tai, ką pasako kitas žmogus, yra teisinga kritika, bet nemaža dalis yra teisinga kritika. Tik mes dažniausiai to visiškai nepriimame. Mes laikom save labai gerai. Tai yra toks čia nelengvas pratimas, bet išbandykit, labai vertas dėmesio. Labai vertas dėmesio. Ir su kritika galioja toks dėsnis. Yra dvi kryptis. Mes kritikuojam arba save, arba kitus. Dažniausiai kitus. Ir neįmanoma daryti abiejų dalykų. Reiškia, arba žmogus yra linkęs kritikuoti kitus, arba save. Jeigu jis sugeba save kritikuoti ir iš to mokytis, tai reiškia, kada jis gali mokytis. Kai ne tik kritikuoja save, bet ir su tuo kažką daro. Kasdien ugdo valią, tarkim, ten anksti keliasi, grūdinasi, ten laikosi dienos režimo. Ką duoda dienos režimas? Su laiku duoda energijos, valios, optimizmo ir tai žmogus turėdamas gali įgyvendinti kitus pokyčius. Aš po biškį mažinsiu to, ten valgysiu vis mažiau, rūkysiu vis mažiau. Ir kadangi iš dienos režimo visi gauna valios, energijos, optimizmo, jis tai gali eiti tuo keliu. O ne taip, kad ten, nerūkiau 2 savaitės, taip užsinarėjo. Neturi žmogus nei valios, nei energijos atsisakyti. Nes jis kas rytą nepasikrauna teigiamą energiją ir nesiugdo aukštesnio skonio. Nes cigaretės reikia kažko pakeisti aukštesniu prisirišimu. Ir aš čia nekalbu apie priešingą lytį, nes tai irgi tas pats narkotikas. Praeis. Tie pirmi rožiniai akiniai. Ir tada reikės dirbti jau ugdyti meilę. O meilė tai yra tik sėklytė širdyje, reikia laistyti, purenti, duoti saulės. O mes to nedarom, dažniausiai įsivaizduojam, susipažinom, puikus jausmai, mes vienas kitą traukiam, tai bus ir visą gyvenimą. Šizofrenija, kur jūs tokią porą matėt? Taip nebus. Būna tik pavienės tokios poros, kur senukai blizgančiom akim susikibę vaikšto už rankų, pragyvenę kartu 50 metų. Bet jūs paanalizuokit jų gyvenimus. Jie kasdien dėjo pastangas tai meiliai. Jie žinojo, kad meilė yra augalas ir jį reikia kasdien palaistyti, papurenti žemę, prižiūrėti, išrauti piktžolės augančias aplinkui, kad neužstaugtų saulės. Yra kelios mano paskaitos. Meilė ir įsimylėjimas. Kuo tai skiriasi? Nes tai visiškai skiriasi. Mes dažniausiai mūsų visuomeniai meilę įvardinam įsimylėjimu. Tai nieko bendro su tikra meilė neturi. Tikra meilė yra tai, kas užauga. Tai, ką jūs užauginat. Ir tai, kas nepraeina, tai, kas nemiršta, tai, kas yra jumise. Tai paklausykit, ką įdomu, ten rasit įrašų svetainėje. Tai dabar su ta kritika. Kadangi mes dažniausiai kritikuojam kitus, tikslas yra pervesti į kritiką į save. Tai reiškia nukreipti vektorių analizės išorės į analizę savęs, vidaus. Ir pamatysit, kiek ten visko yra.
neįsigaskit, pradžioje visi galvoja, kad jie patys labiausiai puolė. Čia irgi atitinkamas dogmatizmo ir šizofrenijos lygis. Aš pats labiausiai puolęs, aš toks blogas, ten bandai kažką praktikuoti ir kadangi, kai tu nuoširdžiai kažką praktikuoji, tau valosi širdis ir psichika ir tu vis labiau savo mėšlą pradedi matyti. Ir tu galvoji, o Jėzus. Natūraliai gera būsena, bet tik nereikia joje per daug užsilikti ir užsisvajoti, kad aš čia labiausiai puolęs. Aš niekšas. Man patiko, kai atėjo vienas mokinys ir jis ten taip gerai užsimeditavęs pas savo gūrų ir jis ten, aš toks blogas, aš toks puolęs, aš ten tas, anas, trečias, ketvirtas, aš labiausiai puolęs, Gūrų iškart jis stop. Tu nelabiausiai puolęs, tu puolęs. Mes visi turim blogų kažkokių savybių ar stereotipų, viduje nėra idealaus žmogaus, neegzistuoja. Mergaitės ar berniukai, kurie svajoja ten apie baltą princą ant balto žirgo ar balto Ferrario, arba ten, žodžiu, princesę su jachta ir balta suknele, ilgų laimingų gyvenimų, taip niekada nebus. Taip gali būti su vienintelė sąlyga, jeigu žinosit dėsnius gamtos, kurie tai veikia, ir laikysitės tų dėsnių, kurie skatina meilės augimą, skatina santykius, skatina savęs keitimą. Nes sąlyga tokia, jeigu jūs turėdami santykius, juose nesikeisit, netobulėsit, neauksit, reiškia nedėsit pastangų keisti save ir nelysit prie kito, o mes dažniausiai lendam prie kito, bandom jį perdirbti pagal savo modelį. Tu elgis taip, tu daryk tą, man patiko tas, anas. Taip kaip tik neturi būti. Mes neturim stengtis perdirbti kito, turim kasdien dėti pastangas save perdirbti. Ir tada su laiku tie santykiai tampa idealūs. Bet čia, iš milijono 6 gal. 7. Gal aš taip užlankščiau biškį statistiką, bet vedusi kažkas panašaus nurodyta. Idealius santykius pasiekti, patys idealiausi santykiai tai jau yra joga. Joga verčiasi į lietuvių kalbą ryšys. Ryšys su kuo? Su absoliutu, su šaltiniu, su Dievu. Žodžiu, kai mes atkuriam ryšį su visata, o tai yra aukščiausio lygio ryšys. Neprisirišimas prie kito žmogaus kūno ir psichikos, ką mes vadiname meilė. Tai irgi labai aukštas dalykas. Pavyzdžiui, motinos meilė vaikui labai aukštas dalykas, nes jis dažniausiai būna nesavanaudiška. Mama viską nesavanaudiškai atiduoda vaikui. Ir labai blogai, jeigu tuo laikotarpiu užmiršta, kad turi ir vyrą. Nes jinai turėtų lygiai ir vyrui atiduoti, prasme, jis neturėtų nueiti į antrą planą. Bet mūsų moteris to neapmokytos, nežino, jos dažniausiai paskui stebisi, kodėl va čia gimė vaikas ir kažkaip pradėjo santykiai su vyru atšalinėti. Kažkas prasidėjo tokio neaiškaus pabiški. Nes jinai nebeduoda to, ką privalo gauti vyro psichika, nes jinai visai kitaip veikia. Jinai negali pati savęs pamaitinti. Jai reikia gauti ten dėmesį, šilumą, meilę ten ir visą kitą iš moters, ką jis gaudavo anksčiau. Ir dabar jis to nebegauna ir jam blogai, jam važiuoja stovis. Vyras savo nėra pats pakankamas. Paprastas vyras, ten koks šventas, ar ten labai giliai dvasinę praktiką praktikuojantis, tai tada nesvarbu vyras ar moteris, jie išsiugdo ir vyro ir moters savybės pilnai savy viduj. Jie turi ir švelnumą, ir tvirtumą, ir ryžtingumą, ir atlaidumą, visos savybės, kurios būdingos tiek moterims ir vyrui, tada sueina į vieną žmogų ir jis po biškį išreiškia, atskleidinėja. Tai va, jeigu pastebėsit, kad jūsų žvilgsnis po biškį su laiku švelniai krypsta į save, tai yra labai gerai. Reiškia, jūs pereinat į savęs analizę. Bet, kad tai netaptų šizofrenija ir net neštų neigiamų rezultatų, jūs turit kasdien turėti optimizmo šaltinį. Man asmeniškai tai yra meditacinė praktika, džepa meditacija ir dienos režimas aprašytas daktaras Torsunovo. Tik iškart įspėju, nefanatikuokit, neimkit ten iš karto to galutinio lygio, kurį jis aprašo. Tas galutinis lygis gali būti net ten gyvenimo galo tikslas. O galima eiti mažai žingsnelis, bet svarbu eiti į kažkur. Man labai patiko, neatsimenu, kuris dabar tiksliai garsus filosofas yra brėžęs taip, tautos didybė ir gerumas, didžiadvasiškumas nėra išmatuojami to, ką jinai pasiekė, kiek turi gyventojų, ploto, BVP, pinigais ir panašiai. Šitas dalykas yra matuojamas tuo, ko tauta siekia, kokie jos tikslai ir kur nukreiptas jos vektorius, kur link jį juda. Iš judesio, iš pastangų mes matom, kokia tai tauta, į kur jie eina. Lygiai taip pat iš žmogaus.
žmogus yra vertingas ne savaime tuo, ką pasiekia gyvenime, kokius diplomus, padėtį, ten garbę ar kažką visuomeniai, o tai, link kur jis juda. Tai yra vertingiausias dalykas. Ne tai, ką jis turi jau dabar, o tai, link kur juda. Ir nesvarbu, kad daug kas mums gyvenime nepavyksta, bet jeigu mes vis atnaujinam ir vis palaikom tą sritį, kad aš turiu keisti save, aš turiu ieškoti, aš turiu tapti geresnis, aš turiu atiduoti žmonėm, aš turiu duoti kažką gero, kad duoti turiu ir pats kažką viduje išsivalyti, bent šiek tiek. Ir jeigu jūs pradedat to ieškotis, to valymo, to švarumo, bendrauti su švariais žmonėm. Nes sakoma, pats greičiausias šitam pasaulyje būdas tobulėti yra bendrauti su šventais žmonėm. Nu gerai, jie nesimėto ant gatvės ir netgi kartais gal net yra ir valstybių, kur visą valstybę perėjęs, ne vieno bent jau arti šventumo žmogaus nerasit. Šiais laikais sunkus atvejis su jais, bet tie, kas ieško, randa. Ir kas nori, gauna galų galę su jais bent trumpam pasibendrauti. Sakoma, net kelios sekundės bendravimo su šventu žmogum tūkstančius jūsų blogų darbų, poelgių valo iš karto. Ta prasme, tai yra su nieko nesulyginama energetinė nauda. Ir žmogus po kurio laiko, ypač jeigu šitas šventas žmogus duoda kažkokius nurodymus ir jis jų bent kokie metai, 2 laikosi tas žmogus tų nurodymų, jis pradeda jau savy tokį užsimezga ryšį su tuo žmogum. O kadangi jo psichika labai aukštam lygiai, iš ten pradeda ateiti energetinis maitinimas. Ne vampirizmas, koks kas dažniausiai mes susiminėjom, viens kitą vampiriaujam šitą visuomenį. Pykstam, kritikuojam, žiūrim televiziją, kas yra grynas, ten jau smegenų plovimas, smurtas, pornografija, visokie pliotkai ir taip toliau, kas ką nusipirko, kas ką pardavė. Tai labai kenkia mūsų smegenų vystymuisi, vertybių augimui, visam gyvenimui. Aš asmeniškai pastebėjau, kaip padovanojau televizorių kaimyniai, paskaitęs tokį straipsnį apie televizijos žalą, ilgą, įdomų, neurolingvistinio psichologo parašytą, supratau, kad nebenoriu to daiktą turėti, nes ten tiek daug buvo amerikietiškų mokslinių tyrimų įvardinta, ką telikas žalingo daro mūsų psichikai, atminčiai, vertybėms, elgesiui, šeiminiai laimei ir viskam, kad aš paėmiau teliką, nuėjau prie kaimynės durų ir jai padovanojau. Ir nuo to laiko jau gyvenime tikrai geri pokyčiai prasidėjo, nes kai neturi televizoriaus arba jo nežiūri, tau atsiranda daugiau laisvo laiko. Knygoms, saviugdai, savianalizei, jogai, meditacijai, draugams, šeimai, vaikams, kam tik nori. Svarbiausia tą atsiradusi laisvo laiką panaudoti protingai, išmintingai. Ne to, kad aš nežiūriu televizorio, bet sėdžiu visą dieną ten kokiam socialiniam tinkle, ten naršau, siuntinėjau kokias nesąmonės ir spaudau mygtuką like. Tai nieko jums neduos. Bet jeigu jūs iš tų 2 valandų atlikusio laisvo laiko nuo televizijos bent pusvalandį skirsit meditacijai, kokį 10 minučių kokiai mankštai, ten kokį 20 minučių kas vakarą ar kas rytą pasivaikščiojimui grinam ore, ten dar kažkam, kokios knygos paskaitimui, transcendentinės bent keliem puslapiams kasdien. Jūs per porą metų padarysit žymų progresą. Nes tai, kas daroma kasdien, atneša ilgoje perspektyvoje labai ryškius rezultatus. Ne po mėnesio, ne po 2, bet pajausit. Labai stipriai pajausit, kad jūs keičiatės, judat į priekį, o dauguma pradės atrodyti, tarsi jie stovi vietoj. Bet jau iš tų tuometinių draugų ir pažinčių. Ir tada svarbiausia nepradėtų kitų žmonių kritikuoti, teisti. Koks aš čia... Jeigu panirsit į puikybę, jums kažkas pavyks, jūs kažkur pradėsit kilti aukščiau, keisit savo charakterį ir jeigu tik pasimausit ant to pagrindinio kabliuko, jis visada užmetamas. Tu labai šaunus, žiūrėk, kaip visi pradėjo kitaip su tavim bendrauti, dažniau šypsotis, tu pasikeitei, jūs pradėjote galvoti, koks aš puikus. Laiko klausimas, kada visą tai prarasit. Puikybė negalima padėti, reikia jos vengti, bėgti nuo jos, kiek įmanoma. Ir labai gerai, jeigu turit kažkokį mokytoją ar visą tai iš kažkur perėmėt, tiesiog kai jums tik sako, kad kaip fain, koks tu geras žmogus, ar ten kažką dėkoja jums už kažką, ten ką jūs ten padarėt, perdavėt tam žmogui. Jūs tada sakykit, ačiū, bet tai čia nuopelnai ne mano. Čia tas rašytojas, čia tas mokytojas, čia tas guru, tas anas. Čia aš tai čia tik paskaičiau, pažiūrėjau ir ką tu ten tai iš vis lygis, o aš tai čia bandau pamėgdžioti. Žodžiu, stenkitės kukliai viską priimti, stenkitės perleisti tas visas pagiras kažkokie mokytojam, kažkam. Tai tada mažiau palies jūs, bus lengviau jums atsilaikyti. Nes tai nėra lengva. Tai šiandien taip trumpai, kad neužmigdyti jūsų galutinai, padariau tokią įžangą, kas tai yra kritika.
į tą kritikos pasaulį. Kam bus įdomu, domėkitės toliau. Rasit nemažai apie tai Torsunovo knygose. 4 knygutės yra mano puslapiai. Laimingo gyvenimo dėsniai. Ir visose šiek tiek iš skirtingų pusių. Vienose iš santykių, kitose iš laiko valdymo ir panašiai pusių kalbama. Ir apie kritiką tame tarpe. Labai įdomiai. Tai va, rekomenduoju paskaityti. Tikrai įdomios knygos. O dabar galim padiskutuoti, atsakyti visus kilusius klausimus susijusius. Taip, Dariau, noriu paklausti, ar būsit birželio 28 dieną sveikatos ir laimės stovykloje pagal Ajurvedą Šventojoje? Labai norėjau būti, labai norėjau būti, bet paaiškėjo, kad tuo metu būsiu kelintą? Birželio 28. Birželio 28. Tuo metu būsiu Turkijoje su televizija. Filmuosim tokį, tiesiog jau esam susitarę ir labai gaila, kad nes Anantara kaip mokytojas man labai patinka ir apskritai ajurvedinės stovyklos prie jūros tai yra kažkas fantastiška. Tai aš tiesiog baltai pavydžiu visiems tiems, kurie bus prie Baltijos jūros, su tokiais mokytojais, aš ten jau mačiau, kas žada dalyvauti, tai ten bus wow stovykla, plus bus kasdien vegetarinis maistas palaimintas, labai skanus. Žodžiu, baltai pavydžiu, nes ką, man teks sėdėti kažkokiam viešbutį, mirkti tarp kažkokių kvailų turistų ir filmuoti kažkokį šou. Žodžiu, bet ko nepadarysi vardan žmonių, kad jie atrastų naujas žinias, ateitų į kažkokias paskaitas, suprastų naujus dalykus. Šį kartą nepavyks. Bet jau yra mano svetainėje su jums LT paskelbta 4 stovyklos mano, kurias aš organizuosiu Lazdijų rajone ekologiniai bendruomeniai. Yra jau datos, tuoj bus ir detalios programos, puslapį jau galit pasižiūrėti, kas norit rezervuotis. Kas ateinat į paskaitas ir pasiemat mano vizitinės, tai gausit 50% nuolaidą su ta vizitinė. Stovyklos. Jos nebus brangios. Ne mintis yra jūs apiplėšti, mintis yra perduoti kažkokias žinias. Ir 2 dienas, šeštadieniais, sekmadieniais, gamtoj, su palapiniai, laukiniai pievai, tarp 2 regioninių parkų. Vyks kasdien, tai po 3-4 ajurvedinės paskaitas, plus rytinės meditacijos. Greičiausiai bus ir joga, gal dar kokia salsa, panašus dalykai. Ir laisvas grafikas pakabintas, jūs ką norit ten nueinat, pasižiūrit, norit gulit pievai, deginatės, bus prūdas, galima maudytis. Aplinkui yra ežerų, pavažiavus netoli. Netoli baliniai vežliai gyvena, kaimynai sakė, nes jinai buvo parsinešę, šaunu didelį. Ta prasme, paglostyti ir paskui jos reikia paleisti, jie raudonoje knygai. Tai va, čia vienintelė vieta Lietuvoje, kur balinių vežlių, tai dar yra. Visi matė, jau praktiškai vos ne visi kaimynai matė, bet aš dar nemačiau. Aš jau 2 metai ten trinuos, tai va kažkaip bloga karma. Tai va, kviečiu į tas stovyklas ir svetainį jau patalpinau dar 3 festivalius, kuriuose jau esu sutaręs, kad dalyvausiu. Tai tarptautinis Vaišnavų festivalis šią vasarą, labai didelis, jau dabar virš 1000 gal žmonių užsiregistravę. Ir ten dalyvaus jau dabar, man atrodo, yra sutarta 8 dvasiniai, tikri, inicijuojantis gurų, ko turbūt Lietuvoje nėra buvę. Ir tas festivalis, kaip supratau, bus už padėkas irgi, visą savaitę. Tai kas galit bent dieną, 2, man atrodo, Liepos 16 prasidės, labai rekomenduoju, nuvažiuokit. Summerfestival.lt, man atrodo, internete. Bet kokiu atveju mano svetainėje rasit. Ten panarišę nuorodas, kur aš ten dalyvausiu. Taip pat jau čia pavasarį vyks dar vienas Bhakti festivalis, jame dalyvausiu, Vėjų slėnyje dalyvausiu. Tai toks ekologinis festivalis, labai įdomus. Ten būna visokių įdomių lektorių, nuo žindymo, ten prie raišiosios kūdikystės iki šiaudinių namų statybos, ekobendruomenių būna daug atstovų. Žodžiu, labai įdomus toks festivalis ir aš ten irgi kelias paskaitas dėstysiu, kai visada. Rasit su laiku internete, patalpinsiu, kur kokiam festivaliui bus. Ir dar kelios, bet mažai vasarą dar bus kelios ir paskaitos šiaip. Ir čia turbūt bus. Edu centre Kaune ir Vilniuje bus. Tai va, ačiū už gerą klausimą. Tai kas dabar turi kokių? Dar norėčiau paklausti, kokie būtų patarimai, kad pats kaip ir nenori kritikuoti, bet turi tokioje aplinkoje būti, kur yra kritikuojama? Labai geras klausimas.
Patariama Vedose yra taip. Jei tik esi aplinkoj, kurioje girdi, kaip vienas žmogus kritikuoja kitą žmogų. Ir nesvarbu, ta kritika ten teisinga, nelabai teisinga ar labai teisinga. Patartina yra kuo greičiau palikti, kiek įmanoma tą patalpą ar kažką sugalvot. Man reikia į tualetą, man ten reikia 5 minutėm paraškyti, betgi nerūkai. Pabandysiu šiandien. Ar kažką tokio. Ta prasme, kuo greičiau pasiplauti iš tos aplinkos. Tai nėra naudinga jūsų smegenim, patikėkit manim. Bet jeigu reikia sėdėti toj patalpoje ir būt, pavyzdžiui, jūsų darbas yra sėdėti, jūs negalite išeiti, o ten kritikuoja. Galit stengtis tada mintyse. Stenkitės mintyse visai apie kažką kitą galvot. Galvokit ten apie param. Galvokit, ką parėję namo gaminsit, kaip ten medų laižysit, dar kažką. Stenkitės koncentruotis ir visai negirdėti ir pamirštą. Ir kad nepriimtos kritikos, tai ir kritikuojančiam, ir tą, kurį kritikuoja, galit mintyse nusilenkti. Tai mažiau tada jums rūpės, kas vyksta. Dar labai geras dalykas yra įvairūs ausinukai ir panašiai, nes tuo metu, pavyzdžiui, ką aš veikiu visą dieną, klausausi įvairiausių paskaitų, Torsunovo, Gadeckio, Serebrekovo, Rūzovo ir įvairiausių kitokių ten dėstytojų, psichologų, mokytojų, vedinių analitikų. Tiesiog imi naują informaciją. Ir važiuoju autobusu į darbą, namo, troleibusu, keliauji, visko. Čiukšta ausinukai ir tau nereikia klausytis, kas troleibuse kritikuoja. Arba, jeigu nesinori tuo metu intelektualiai labai užimt galvos, labai yra gerai, ką aš darau, visada klausau mantras, kirtanus, bhadžanas, kokias ten šventųjų įdainuotas dainas. Žodžiu, tuos transcendentinius garsus, dažniausiai tai mantros mano atveju būna, kurios valo psichiką ir vėlgi daro teigiamą poveikį jūsų sveikatai. Reiškia, ne tik važiuoji troleibusu, bet tuo pačiu metu ir gydaisi. O tai bandyti sustabdyti, tai yra, kad kažkas kritikuoja, jį bandyti sustabdyti? Ne, geriau nesikišti, kištis galima vienu vieninteliu atveju, jeigu jūs turit ant tiek stiprią energetiką ir optimizmą, kad sugebat greitą kritiką nutraukti ir taip, kad abudu liktų patenkinti. Turit stebėti save. Kas nors pykstasi, kritikuoja viens kitą, jūs prieinat ir bandot ten, nesipykit tą. Jeigu jie dar labiau susipyksta, arba ant jūsų pradeda pykti, vadinasi, jūs neturit gabumų juos išskirti. Reiškia, dar reikia ramiai metus pasėdėti, pamedituoti, paugdyti savo charakterį, tada vėl bandyti, žiūrėti, kas gaunasi. O jeigu jums pavyksta, jūs prieinat, jūs kažką spinduliuojat iš vidaus. Jūs prieinat ir jūs gražiai sugebat ne vieno, ne kito nekritikuodamas, bet nukreipti kalbą, nuraminti juos abu, užslopinti tą kritiką. Yra žmonių, kurie tai sugeba, nedaug, bet yra. Viskas gerai. Tada taip. Jūs matot, vyksta kažkoks pyktis ar kritika, jūs turit kuo greičiau tai nutraukti. Jeigu žinot, kad negalit nutraukti, neturit tokių galių, tada nesikišti ir stengtis iš ten pasišalinti. Negalit pasišalinti, nekreipti dėmesio, užsiblokuoti, užsidėti muzikos, dar kažką. Pradėti garsiai lėkštę plauti. Nežinau. Sugalvosit, kiekvienas turit protą, tam jums ir jis ir duotas, kad panaudotumėt savo naudai, o ne degradacijai. Protas galingiausias įrankis, bet tik naudojamas pagal paskirtį. Tai va, labai geras klausimas. Kokie dar klausimai? Padiskutuojam šitą. Dar norėčiau paklausti jūsų, kas jums buvo įdomu ir svarbu iš to, ką išgirdot? Ką atsimenat, kas įstrigo širdį? Kritika nukreipti save. Tikrai svarbu. Ir tai yra sunku, aš pats pastebiu, kaip tiesiog norisi traukia kitus vertinti, ateini gatvę kasdien ir prigauni save. Kaip tu nieko neveiki, tik kitus kritikuoji, ar mastai kaip kritikuosi, nuėjęs kur nors. Pradedi kritikuoti, automatiškai, to nedaryti. Taip. Bet tai jau gerai, jeigu tu ant tos automatikos pradedi save eigoj, pačioj kritikos veiksme prigaudinėti, tai jau yra labai gerai. Reiškia, tu jau bedarydamas save prigauni, o ne tai, kad sukritikavai kažką ir po kurio laiko, tai irgi gerai, tai irgi jau labai aukštas lygis, jeigu tu pastebi, kad kažką kritikavai, tu gali ten vakare, ryte į tai pagalvoti, apie tai pamedituoti, tam žmogui, kurį kritikavai, nusilenkti, padėkoti, atsiprašyti, paskui šiaip pasėdėti, palinkėti visiems laimės. Kas yra labai, labai gerai. Pakartot kokią mantrą. Pavalyti save. Labai svarbi vieta. O mantras, kiek jūs rekomenduojate, sakykime, kalbėti, kiek laiko? Aš nieko nerekomenduoju, žiūriu pagal Vedas. Pagal tai, ką patarė daktaras Torsunovas, kiti analitikai, ekspertai, mokytojai. Jie įvardina taip, kad
Na, nuo kažko reikia pradėti. Ir nereikia pradėti nuo labai daug, nes tada jums tai sukels atstumimo reakciją ir jūs mesit tą dalyką, nes bus per sunku. Nu, pavyzdžiui, prisiskaitėt, kad ten, jau normalūs, ten bhakti jogai, kokie ar vienuoliai, ten kas rytą sėdi 2 valandas ir kartoja mantrą. Kaip rekomenduojam, ten džapa 49 minutės. Nu, labiausiai šiaip yra rekomenduojama pagal mantrų skaičių, bet ne laiką. Laikas yra antroji vietoje. Skaitosi idealiausias atvejis, jeigu yra tai skaičiuojama. Todėl ir yra naudojami, pavyzdžiui, džapa meditacijoje atitinkami džapa karoliukai, kur yra 108 karoliukai ir tu ant kiekvieno karoliuko po kartą pasakai mantrą, vis suki jos, kol apeini ratą. Vėl apsisuki tą ratą, vėl atgal grįžti. Ir vėl taip, ir vaikštai per tos 108 rutuliukus. Tai rekomenduojama yra jau tokiem pažengusiam, norintiem rimtai užsiiminėti bet kokią dvasinę praktiką ir neprarasti to lygio, kasdien po 16 ratų džapa meditacijos. Ir čia jau priklauso nuo to, ant kiek jūs turit koncentraciją proto ir kadangi mantrą, kad jį būtų efektyviai, reikia sakyti balsu, nereikia rėkti, bet turit patys save girdėti. Čia jau priklauso nuo to, ant kiek žmogus sugeba koncentruotis ir kaip greitai sugeba kartoti mantrą. Neprarasdamas logikos ir koncentracijos ir konkrečiai ištardamas kiekvieną žodį. Ne tai, kad čia jau neapsiskaito. Bet mintimis. Mintimis nėra taip efektyvu ir palanku kaip žodžiais, bet jeigu, pavyzdžiui, jums aplinkybės neleidžia, tai yra žymiai geriau negu šiaip sėdėti. Tai irgi bus efektas. Netgi ir mintim kartojant mantros yra gerai. Arba nuoširdi malda, tai lygiai tas pats. Irgi yra labai gerai, netgi mintise. Bet jeigu turit galimybę tuo metu, esat vienas, arba ten nieks jūsų namuose nereketuoja, neprieštarauja, kad jūs ten kur nors ramiai kokiam kambarį pamedituosit, jūs galite tyliai atsisėsti, pasileisti kažkokio dvasinio mokytojo balsą, kuris irgi kartoja. Ir labai gerai yra pamėgdžioti jo kartojimą, nes jūs taip prisirišat prie aukštesnio energetinio lygio. Ir visai nesvarbu tas mokytojas gyvas ar miręs, tai visai nesvarbu. Ir galite medituoti. Kartuoti kažkokią mantrą. Sakoma, nėra vertingesnio dalyko šitam pasaulyje kaip švento žmogaus balsas. Nes tai pasirodo garsas labiausiai keičia mūsų sąmonę. O nuo mūsų sąmonės, nuo mūsų pasaulėžiūros suvokimo priklauso viso gyvenimo rezultatai. Kur mes nueisim, kaip mes numirsim. Tai va, vertinkit. Todėl ir yra labiausiai vertinamas bendravimas su šventom asmenybė. O tie, kas ieško, tie ras. Ieškokit ir vieną dieną rasit tokį žmogų. Gal jis nebus visą laiką šalia jūsų, ar nebus patogu, gal jis ten kokiam pasaulio kampelį gyvens, bet bent jau kartą, 2 pabendraut laiks nuo laiko. Labai patartinta su šveniom asmenybė. Tik tada yra būtina žinot, kad jiem reikia rodyti deramą pagarbą. Visišką nuolankumą, visišką nusižeminimą, nes kitaip psichika nelabai priims. Prašau. Optimizmo šaltinis vienas iš, kaip pasakyti, labai svarbių dalykų. Lietuvoje, pavyzdžiui, šitų šeimų išsiskyrimas yra didžiulis laipsnis. Ką patars tokiems žmonėms, kaip jiems surasti tokį optimizmo šaltinį? Šeimoje, ne? Kaip pasakyti, Lietuvoje kiek šeimų? 40-50%? Virš 50, 55 net būtų. Tai va, įsiskiria žmonės ir kaip jiems surasti tokioje situacijoje, pavyzdžiui, kaip pasakyti, moteris našlė ar su vyru įsiskyrus ten kokius 2 vaikus augina, kaip va jai surasti optimizmo šaltinį? Nes turėtų būti pagrindas. Labai geras klausimas. Dažniausiai būna taip, kad mes tik per tokius išbandymus galim iš tikrųjų augti. Nes dauguma žmonių antiek užmygė, antiek į savo kiautą susispaudė, kad jiem niekas kitas, tik šoko terapija. Pavyzdžiui, artimojo mirtis, arba labai sunki liga tavo ar kito artimo žmogaus, kažkokia mirtina ar nemirtina, arba kažkokie tokie žiaurūs dalykai, kaip ten netektis namų ir panašiai. Žmonės supurto ir jie pradeda kažko ieškoti, kažko domėtis ir kažko pasiekti gyvenime savo viduje, energetikoje, dvasioje ir panašiai. Netgi daugumoje pasaulio įvairiausių mokyklų ir praktikų tai yra įvardinama, kad gerbuvis, turtas ir visas tas toks komfortas yra labai nepalanku dvasiniai praktikai. Aišku, kai kurie žmonės atitinkamam lygiai jų tai neveikia. Jie gali turėti, gali neturėti, jie jau stabilūs tame dalyke, jie jau įsitvirtinę, bet čia aukštas lygis. Ką patarti tokiems žmonėms? Tarkim, moteris po skyrybų ar panašiai. Jokių būdų nepulti ieškoti iškart kito vyro, nes pritrauks tokį pat balvoną, nes čia yra veiksmo to veiksme dėsnis. Kas pas tave čia ir čia, tą tu ir pritrauksi. Jeigu tau nepavyko su praeitu, reiškia, tu netidirbai veiksmo to veiksme dėsnio, tu netidirbai karmos, su kitu bus dar blogiau po kurio laiko.
tai geriau nesimėtyti. Tai reiškia bent porą metų ramiai pasėdėti ir padirbėti su savimi. Išsiugdyti kažkokį aukštesnį skonį. Tada, kai atsiras vyras ir jeigu su juo kas nors nepavyks, bet žmogus bus gilioj jau dvasiniai praktikoje ir iš jos patyrinės malonumą, jo tai nebesužeis. Jis galvos, čia bus tas pats, kas, tarkim, jūs ten turėjot kokį ten, nežinau, pieštuką gražų, labai fainą, pametėt. Dingo, nebėra pieštuko, biškį ten, tarkim, tai jūsų labai nedžiugina, bet ką jūs pasiėmėt kitą pieštuką ir piešėt ir viskas. Tai čia lygiai tas pats, tik aš jokių būdų to neturiu galvoj su partneriais, Vedos įvardina. Sanskrito kalboj nėra žodžio skyrybos. Senovėj tai buvo nesuvokiama, kaip žmogus gali būti ant tiek bum, kad skirtųsi. Nes tai reiškia, jis neatidirba karmą, o ją tik sustiprina. Ir paskui turės dar daugiau problemų senatvėje arba kitam gyvenime. Reiškia tragedija. Tai skirtis nėra patartina. Bet jeigu jau ten tragiškas atvejis, vyras geria, muša, ten iš vis tragedija, gerai, galima skirtis, bet pradžioje yra patartina nepult skirtis, o atsitolinti, kažkur išvažiuoti, žodžiu, bendrauti per atstumą ir taip toliau. Dažnai tai daug ką pradeda sutvarkyti ir pradėti už tą žmogų melstis, jam linkėti laimės, ten galima aukoti ir taip toliau. Įvairiausius procesus ir tai veikia. Labai subtiliai ir dažnai netgi labai greitai. Gali netgi ten savaičių, mėnesių bėgėje suveikti. Sugalvoju, su tuo žmogum 10-mečiai santykiai nepasitaiso, o čia tik pameditavau už jį, tik mintyse palinkėjau laimės, nieko materialaus nepadariau, tik čia padirbėjau. Vedose net yra paminėta, išminčius yra tas, kuris neveiklume mato veiklumą, o veiklume mato neveiklumą. Tai reiškia tas, kuris supranta, kad ta veikla, kurios išoriai nesimato, kuri yra va čia, jinai yra veikla iš tikrųjų. O tą, ką mes ten lakstom, darom išorėje ir ten bandom savo kažkokiais psichologiniam žiniom atstatyti santykius su vyro žmona, tai bus trumpalaikis efektas ir galų gale nieko gero neduos. Nes mūsų nei tikrosios vertybės, nei tikrosios pasaulėžiūros nepasikeitė. O šeimoje dažniausiai viskas vyksta autopilotu. Mes galim turėti kiek norim žinių, knygų perskaitę. Bet mums nepavyks to pritaikyti. Nes šeimoje viskas dažniausiai vyksta spontaniškai ir autopilotu. Reiškia, visos mūsų gerosios ir blogosios savybės spontaniškai pasireiškia. Kolektyve, darbe, išoriai, visuomeniai mes dar karts nuo karto sugebam tai kontroliuoti. Bet šeimoje tai dažniausiai, žinom, jau ten 1000 kartų tarpusavį šnekėjom. Tu nedaryk to, o tu nedaryk to. Ir abudu, gerai, aš nebedarysiu to, bet tu nedaryk to, gerai, vis tiek darom. Nervuojam viens kitą ir toliau pykstamės. Nes mes nesugebam to kontroliuoti. Dažniausiai. Tai reiškia, neturim aukštesnio optimizmo, valios ir panašiai. Tai optimizmą labiausiai ugdo dienos režimas ir kasdienė praktika. Kažkokia meditacija, malda, nuoširdė ir panašiai. Ar tiesiog, jeigu žmogus ateis tas laimės linkėjimas, kai jam puikiai veikia. Puikiai veikia. Fantastiniai rezultatai irgi būna. Jeigu tik žmogus jungia nuoširdumą, paskui galima pereinėti į aukštesnius lygius. Iš pradžių linkėt laimės mylimam žmogui, paskui linkėt laimės visiems, paskui linkėt laimės priešams, juos įsivaizduot, po to ne tik linkėt jiems laimės, bet ir lenktis, po to ne tik linkėt laimės lenktis, bet jiem ir dėkoti, atsiprašinėti, tiems labiausiai, kurių nekenčiat. Taip greit tobulėsit, čia yra turbo tobulėjimas, bet ne visi tai gali paversti. Žmogus taip biškį pasigankina 5 minutės, tai skatinai, tai aš negaliu per niekšį. Bet jeigu jis kitą dieną vėl bando, pastangos būna anksčiau ar vėliau įvertintos energetiškai. Svarbu bandyti. Aš pripažįstu, kad mes ne vienas nesam tobuli ir nepavyks iš pirmo karto, bet svarbu bandyti, po biškį, ne fanatikuoti, bet po biškį. Tai kaip sako, o tai kiek laiko kartuoti tas mantras ar tas džepas, kiek ten ką laiko daryti? Pradėkit nuo 5 minučių. Taip nemesit. Kartokit pirmą savaitę per 5 minutės, pavyzdžiui, aš linkiu visiems laimės. Ir tai taip pat vizualizuokit, matykit, kam linkit, ten nusilenkit, visą kitą. 5 minutės. Jau bus poveikis. Po to pereikit kitą savaitę prie 10 minučių ar 7. Ir taip kas kelios savaitės dadėkit po porą ar po 5 minutės. Dadėkit, kol daisit iki kažkokio lygio, tarkim, kokios netgi visos valandos. Ir jau jausit, kad jau čia daug, jau aš po to jau, sustokit kuriam laikui, bet ne visam laikui. Valandą linkėkit kasdien laimės. Paskui vėl po truputėlį dadėkit. Tai va. O jeigu kartosit kažkokią mantrą ar laimės linkėjimą ant karoliukų, čia netgi mačiau Vedų centre yra pirkti. Ten tokia labai gero, ypatingo Indijos medelio, tulas, ant kurio labai
energetiškai gerai yra kartoti mantras. Tai bus labai paprasta, kiekvienas ratas yra 108 karoliukai, rekomenduojama 16 ratų ir jūs galit ir skaičiuoti, galit pradėti nuo 1 rato, kažkada daryti iki 2, 3, 4, 5, 6. Kodėl 16? Tai skaitoma minimalus lygis, nes kai tiek kartų pakartoji mantrą, tai kažkur ten iki atitinkamų psichikos sluoksnių daeina ir tai jau daro giluminiškesnį poveikį. Ne taip, kada mes visi sėdom, nu gerai, aš linkiu visiems laimės, bet tik išėjom į gatvę ir pirmą žmogų sutiktą kritikuojam. Jeigu jūs pakartosit 16 ratų mantros nuoširdžiai, ant pirmo sutikto greičiausiai nepyksit. Gali būti netgi, kad visa diena praeis taip. Wow. Ir įvykiai patys palankiai jums klostysis. Nes vat ką reiškia, lietuviai tai žinojo senovėje ir turėjo tas visas patarlės. Gera pradžia, pusė darbo, todėl svarbu yra gerai pradėti dieną, anksti atsikelt, nusimaudyti po vėsiu dušu ir tada atsisėsti ir kiek jums psichika neša, nuoširdžiai pamedituoti. Tai bus gera pradžia ir tai jau bus pusė darbo. Tai bus garantuota, kad didžioji dienos dalis bus visai kitokia negu įprasta, kad tai bus kažkas kitaip energetiškai. Aš dar grįšiu prie tos, kaip pasakyti, nelaimės arba kančios. Sutiktumėt prie tokio teiginio, kad kančia ugdo tą nuoširdumą? Įvairiai būna. Kaip žmogus priima kančią. Jeigu žmogus, kaip čia pasakyti, išmintingas ir supranta, moka pasimokyti iš kančios ir žino, vat kaip tie sportininkai, kad čia geras dalykas, čia psichika. Nes psichika ir valia dažniausiai būtent ir auga per nemalonumus, per askezę, per kančias, per panašius dalykus. Ir žino, kad tai man yra gerai, aš dabar tą sunkumą kelnoju, bet aš tvirtėju psichiškai nuo to. Ir jeigu jis taip žiūri, jis priima, kad čia likimo dovana, kad man man sunku, bet kadangi man sunku, mano progresas bus greitesnis. Ir jis toliau daugiau kartoja džapos, giliau medituoja, dažniau bendrauja su šventom asmenybėm ir panašiai, jis didina to apsukas netgi. Ir jis mato su laiku, vėl tai lengvėja, viskas ciklais vyksta bango. Bet jeigu žmogus tai priima, man čia blogai, viskas blogai, gyvenime blogai, čia kodėl man, kodėl aš? Tai va reiškia, jis nėra darybės, kodėl aš, kodėl man? Tai reiškia, jis nesuvokė trečio Niutono dėsnio arba veiksmo to veiksmo dėsnio arba karmos. Reiškia, kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, iki kiekvieno plauko yra absoliučiai teisinga, nes tai tu esi to vertas, tu to prisišaukei kažkuriais savo veiksmais, dabar, prieš 10, prieš 20 metų, prieš 100 000 metų. Tu tai prisišaukiai. Ta prasme, viskas yra 100% teisinga, kas vyksta su tavimi. Ir tu tai, karmą galima keisti tik vienintelio atveju, vat būtent kasdien giliai kitiems linkint laimės, praktikuojant kažkokias mantras, meditacijas, valantis. Tada jūsų likimo knyga yra perrašoma. Po biškiai trinama ir perrašoma. Jis jau šitą suprato, gerai, jam šito išbandymo nebereikia, nebeatimsim jam ten mašinos, tarkim, nes jisai dabar ją geriem tikslam panaudos, va jis dabar ten laiks nuo laiko ten aną gero daro, ten vaikams nuveža benamiam maisto, to, ano, ir jis apskritai pasikeitė, jis dabar rytais pozityviai nusiteikia, žodžiu, gerai. Nors jam priklausytų pagal visą likimą, pagal viską jam priklausytų, kad tiesiog jo tą sunkiai uždirbtą mašiną pavogtų. Nes jam priklauso prarasti, nes jis yra iš seniau skolingas kitiems energetiškai. Bet jis jos nepraranda. Arba priklauso žmogui ten susilaužyti koją arba būti paralyžiuotam. Bet nueinat pas gerą vedinį astrologą. Jisai gali tiek tiksliai jūsų gyvenimą pasakyti, buvusį ir esamą ir būsimą. Bet idėja, kad jeigu jūs normaliai užsiiminėja dvasinę praktiką stipriai, kasdien, bent po kažkiek laiko, tai jūsų knyga yra perrašinima ir jokie horoskopai nebegalioja. Jie rimti astrologai bijo biškį tokių žmonių. Ir paskui mes sakom, ten padaro, sako, tai va, tu čia, paskui sako, bet kažkaip keista, tu čia normaliai sėdi, sako, pagal horoskopą prieš metus turėjai būti tokioje avarijoje, kad paralyžiuotas, tu ten lovai, komai gulėtum. Sako, nebuvo jokios avarijos. Ai, jo, tiesa, buferį įbrėžiau kaimynui ten prieš metus, jo, bet tai tiek ir jūs. Ir tada jau astrologas dažniausiai susipranta ir užduoda tą klausimą, tu gal kažką ten praktikuoji giliai rimtai, kad aš čia biškį tą čia mantrą kartuoju, laimės linkiu kitiem. Reiškia, visos prognozės realiai jos kažkiek tikslios, bet idėja, kad
visos nelaimės ir visi dalykai gali būti atšaukinėjami tam žmogui, o naujų gerų, kurie nenumatyti jam pagal likimą, gali atsiradinėti pas jį. Jam nenumatyta gauti gerą žmoną, bet jeigu jis atitinkamai pakankamai gerų darbų padarys, plus dar dirbs su savim, aukos kitiems, bet aukos vat, būtent labiau laiką, intelektą, šypseną, nu kad ir pinigus, bet juos aukos tik geriem tikslam, reiškia visokiams ten mokytojams, vienuoliams, šventykloms, nu, to prasme žmonėm, kurie gerą darbą daro, o ne juos kažkaip išvaisto. Tai jo, jam atsiras tokia galimybė gauti palaiminimus ir kad jie išsipildytų. Taip. Dar gal kas klausimą turit? Jeigu kils klausimai, tai rašykit e-mailą arba į ten Facebooką. Tuo pačiu adresu Darius Pažauskas, o e-mailą rasit svetainę. Aš savaitės bėgį atsakau, nes daug laiškų, tai kai turiu laiko, pabiškį atsakinėju. Nes jeigu kažką pradedi rimtiau praktikuoti, visi klausimai kyla, viskas kyla, kai pradedi kažką daryti. Kai išgirsti, nu, tai atrodo viskas aišku, bet kai pradedi daryti, žiūri, tokie jausmai atsiranda arba neatsiranda, tas, anas, arba kažką sunku, kažką lengva ir galvoju, tai kaip čia? Tai va. Toks jau tas praktikos kelias. Tai ačiū Jums labai, kad buvot, kad aukojat savo laiką. Labai džiaugiuosi, kad atėjo, nes tai skaitoma kaip ir aukščiausia, ką galima veikti. Tai yra mokytis, kaip gyventi, tai yra labai vardinamas teigiamas poveikis šitam gyvenime. Užsiiminėti būtent saviugdą. Dar noriu iš karto atsiprašyti visų klausytojų, žiūrovų, tiesioginių lankytojų. Jeigu kažką pasakiau, kas sutrikdė, įžeidė arba išmušė jūs iš psichologinės pusiausvyros, tikslas toks nebuvo ir niekada nėra mano tikslas kažką pažeminti, išjuokti ar sutrikdyti. Tikslas tiesiog yra pasidalinti žiniom, nuomonėm, įspūdžiais iš to, kaip aš gyvenu ir ką patiriu ir ką randu. Tai atsiprašau, jeigu kas įvyko ne taip, kas jumyse iššaukė. Tikslas buvo ne toks. Tai va, sėkmės nekritikuojant kitų, bandykim. Čia kaip dviračių važiuoti. Iš pirmo karto nepavyks, bet kažkada išmoksim. Ir palaikykit vieni kitus, bendraukit su bendraminčiais. Lankykitės panašiuose klubuose, paskaitose, stovyklose, kad susirastumėt kuo daugiau bendraminčių, nes kuo daugiau turėsit bendraminčių, tuo bus lengviau praktikuoti. Nesvarbu, kad jie bus kituose miestuose, jūs energetiškai prie jų prisijungsit bendro lauko. Laiks nuo laiko kartu su jais pabūsit kažkokiam susirinkime ir tai jums labai daug duos. Tai va, dar kartą ačiū Jums. Gražios šitos nuostabios saulėtos dienos vakaro užbaigtuvių. Skanios vakarienės, kas valgysit. Valgykit vegetariškai, ajurvediškai, gaminkit su gera nuotaika. Jeigu kas, kam patinka, palaiminkit maistą, tai yra labai gerai. Ir svarbiausia, gyvenkit, džiaukitės ir leiskit kitiem gyventi. Tai va, ačiū Jums labai. Ačiū, kad